Labai daug kas iš mūsų dar vis nesuvokia, kad mūsų kūnai yra pažangiausia vaistinė, prie kurios kada nors mes turėsime prieigą. Matote, viskas, kas chemiškai sukurta, užpatentuota, viskas yra sukurta pagal mechanizmą, kaip mūsų organizmas veikia. Endorfinai, jo, skausmui, gaminasi kūne natūraliai. Serotoninas gaminasi kūne natūraliai, jo, nuotaikai. Imam GABA, ramybei. Imam dopaminą, judėjimui į priekį, jo. Imam kamieninės ląstelės, va, tik pabadavai, aš pabadavau dabar nesenai. Kamieninės ląstelės gaminasi. Ir tie visi, va, vėl junginiai, kurios sistema užpatentuoja ir paskui jūsų antkainių jum pardavinėja, jo. Mūsų kūnai gamina patys, pagal poreikį. Ir vėl, vis dėlto mes tiek daug laiko praleidžiam, visą laiką ieškodami išorinių, o kaip čia pasakiusi, sprendimų. Jo? Viskas iš išorės ateina. Vidiniams signalams. Ir kaip supratom, jo? Iš išorės sprendimų negali būti vidiniam signalam. Vidinis sprendimas turi būti. Jo? O mes tabletė kiekvienam skausmeliui, jo? Receptas kiekvienam šitą nepatogumui kažkokiam tais. Tikras pokytis vyksta tada mūsų kūne, kai mes pradedam pažinti savo kūną visuose sluoksniuose, visuose lygiuose. Ir kai susipažįstam su savimi, pradedam vesti save, jo, kaip vadovai, kaip lyderiai, per kvėpavimą. Kvėpavimas tai yra mūsų jungiklis nervų sistemos. Su dideliu plačiu ramiu įkvėpimu mes pasirinkam sąmoningumą, jo, vietoj reakcijos. Su iškvėpimu ir paleidimu, jo, mes pasirinkam save vietoj išsekimo, pavyzdžiui. Ir vėl nėra to finišo linijos, dirbant su nervų sistema. Yra tik didesnė tolerancija tos nervų sistemos, didesnė tolerancijos erdvė. Jo, ramesnė bazinė būsena, ta prasme, tavo pagrindinė būsena dominuoja, jo. Tai tokia vat kūnas visas absoliučiai atsipalaidavęs, jo. Tai ir tu vis labiau ir labiau savim pasitikė, kūnas vis labiau pasitikė tavim irgi. O protas seka iš paskos, jo, protas irgi ne vadovas ir seka iš paskos. Tai va, kai pažinsi save giliai, suprasi, kad didžiausia dovana, suprati savo kūną, išgirdi savo, išmokus teisingai kvėpuoti, jo. Nėra tik ramybė ir lengvumas. Vėl, tai dominuojant tavo būseną. Tačiau dar gilesnis suvokimas, kad tu pats esi savo vaistas. Tu pats esi savo vaistas. Emociniai būsenai, protiniai savo būsenai, fiziniai būsenai. Bendruomenė, pagalba,